Labas vakaras, Lietuva. Na, štai ir atėjo ta didžioji diena, atėjo ta tiesos akimirka. Pasaulio krepšinio čempionato ketvirtfinalis ir atsakymas į klausimą, kur mes tame planetos krepšinio žemėlapyje. Žinoma, patekimas į aštuntuką geriausių jau savaime yra didžiulė garbė ir niekas iš Lietuvos rinktinės jau neatims tos garbės, jo labiau, kad Lietuvos komanda tą garbę ir tą aštuntuką pasiekė įveikdama visus varžovus. Tačiau šį vakarą Stambule, Sinano Tirreno arenoje prasideda rungtynės ne dėl garbės. Jeigu Lietuva laimi, ji žengia ten, kur pasaulio krepšinio elitas, ten, kur stipriausios 4 pasaulio komandos, ten, iš kur yra tik vienas žingsnis iki medalio. Ar gali padaryti šita jauna komanda šį žingsnį, mes šį vakarą ir pamatysime, nes tai yra klausimas, apie kurį daug galbūt buvo kalbama pastarasis porą dienų, tačiau jo spekuliuoti jau nebereikia. Lažybų kontoros šių rungtynių favorite laiko Argentiną. Kai kas sako, kad mums tas 4 išrinktųjų klubas yra nepasiekiamas, tačiau kad ir kokios būtų tos prognozės, pesimistinės, optimistinės, realistinės ar kokios dar, jos jau nieko nebereiškia. Netrukus ketvirtfinalis Lietuva, Argentina ir atsakymai į visus klausimus ir į visas prognozes. Startiniai komandų penketai, ką tik buvo pristatyti Lietuvos rinktinė. Šios dienos rungtynės pradės tokios sudėties: Mantas Kalnietis, Martynas Pocius, Simas Jasaitis, Linas Kleiza ir Robertas Javtokas. Argentinos komanda štai taip vieningai susirikiavusi paskutiniam pasitarimui. Šios rungtynės pradeda penketu, kuris yra toks: ketvirtasis numeris Luisas Scola. Tribūnose jau prasidėjo pirmosios rungtynės, pirmosios varžybos ir varžytuvės tarp Lietuvos ir Argentinos aistruolių. Argentiniečių nėra tikrai mažiau. Pažiūrėsime, kas laimės šias varžybas, bet ko gero tai priklauso nuo to, kas vyks aikštelėje. Taigi Luisas Scola, 5 numeris Pablas Prigioni, 7 numeris Fabricio Oberto, taip pat senoji gvardija, 10 numeris Carlosas Delfino ir 14 numeris Hernanas Jasinas. Linas Kleiza ir jo dvikova prieš Luisą Scolą šiandien kelia didžiulį susidomėjimą, tačiau žinoma žaidžia komanda prieš komandą ir daug kalbama apie tai, kad varžovų pusėje patirtis, tai yra komanda, kuri žaidžia jau 10 metų kartu, beveik 10 metų kartu ir supranta, vyresnieji krepšininkai bent jau supranta vienas kitą iš žvilgsnio, o neretai ir be jo. Lietuvos rinktinės kozirių turėtų bent jau teoriškai tapti greitis, sugebėjimas įjungti tą greitį galėtų tapti didžiuliu pranašumu, tačiau reikėtų jį sugebėti įjungti. Argentina, skirtingai negu kai kurie kalba, nėra lėtapėdžių komanda, tiesiog jį žino savo stipriasias pusės ir viena iš tų stipriųjų pusių yra drausmingas, toks neskubotas komandinis žaidimas tiek puolime, tiek gynyboje. Na, o tos 3 krepšininkus, Pablą Prigioni, Carlosą Delfino ir Luisą Scolą, šiandieną reiks prižiūrėti ypatingai atidžiai, nes apskritai Luisas Scola ir Carlosas Delfino surenka daugiau nei pusę savo komandos taškų, 48 Luisas Scola baudos aikštelėje ir apgauna Robertą Javtoką, atidarydamas Argentinos rinktinės taškų sąskaitą šios dienos rungtynėse. 2-0, nesustabdomas, tiesiog magiškai nesustabdomas šiame pasaulio krepšinio čempionate yra Luisas Scola, tai yra rezultatyviausias šio čempionato žaidėjas. Mantas Kalnietis meta iš 3 taškų zonos ir pataiko.
išvesdamas į priekį Lietuvos komandą. 3-2 po pirmųjų dviejų atakų. Karlosas Delfino iki galo pro Robertą Javtoką pranėrė, tačiau pranėrė per toli ir jo metimas netaiklus. Linas Kleiza jį pasitinka Skolą. Mantą Kalnietį pasitinka Pablas Prigioni ir pasitinka taip, jog Mantas sugebėjo viską padaryti tiksliai išskyrus metimą. Išsisuka kamuolys iš lanko. Pablas Prigioni. Nenuilstantis Argentinos rinktinės atakų organizatorius ir būtent jo tandemas su Luisas Skola labiausiai ir norėtų Lietuvos komandą išardyti. Tačiau to kol kas nėra pavykę padaryti nė vienai ekipai šiame pasaulio krepšinio čempionate. Nuo Simo Jasaičio atrodo kamuolys paliko aikštę, rungtynių arbitrai tai matė ir atiduoda kamuolį Argentinai. Visi žino, kad Pablas Prigioni moka žaisti 2-2 su Luisas Skola. Visi žino netgi, ką jie darys kartu, sustoja tam tikrose pozicijose, tačiau niekas sutrukdyti jiems nesugeba. Aišku, pristabdyti galbūt ir įmanoma, tačiau sustabdyti visiškai ne. Karlosas Delfino, jo reidas į baudos aikštelę. 2 taškai. Karlosas Delfino pelno 18 taškų šiame pasaulio krepšinio čempionate. Luisas Skola po 30 per rungtynes. Linas Kleiza, Robertas Javtokas, Simas Jasaitis. Kleiza į baudos aikštelę prieš Fabricio Berto, drąsiai, tačiau netaikliai meta Linas Kleiza. Ir ilgas perdavimas, į kurį reaguoja Robertas Javtokas, nutraukdamas ir pristabdydamas Argentinos rinktinės ataką, tačiau jį tęsis toliau. Luisas Skola gudriai taip patraukė dabar rankas nuo kamulio. Na, o čia vyriausiasis Argentinos rinktinės treneris Sergio Hernandesas. Mes jį pažįstame. Karlosas Delfino, dar vienas metimas iš po krepšio ir Lietuvos komanda pralaimė rezultatu 3-6. Lietuvos tarpusavio susitikimų istorija su Argentinos rinktinė yra 3-2. Lietuvos krepšininkų naudai, tačiau paskutinės rungtynės dėl bronzos Pekine, jūs pamenate, Lietuvos rinktinė pralaimėjo 75-87 ir pralaimėjo tada leisdama varžovams pabėgti nuo pat rungtynių pradžios į priekį. Grupės varžybose buvo tas fantastiškas Lino Kleizos tritaškis ir pergalė prieš Argentinos rinktinę, tačiau svarbiausias Pekino rungtynės Lietuvos rinktinė pralaimėjo. Na, iš tos komandos Lietuvos gretose liko tik tai Linas Kleiza, Simas Jasaitis, Jonas Mačiulis ir Robertas Javtokas. Varžovų komandoje taip pat nėra Andreso Nocioni, nežaidė tame bronzinėme mače Emanuelis Žinobili, kuris neatvyko į Turkiją dėl to, kad jam gimė dvyniai ir yra svarbesnių reikalų, tačiau nepaisant to, Argentinos rinktinė vis tiek tebėra ta grėsminga ir sunkiai įveikiama komanda visiems varžovams šiame pasaulio krepšinio čempionate. Mantas Kalnietis kol kas renka visus Lietuvos rinktinės taškus šiandien 5-6 po jo 2 baudos metimų. Ir Mantas Kalnietis persikioja Pablą Prigioni, kiek tik tai galėdamas, kol Fabricio Berto nugriauna Mantą Kalnietį. Jasino metimas iš 3 taškų zonos nepataiko. Jasinas jis šaudė pro šalį beveik visą šį čempionatą, tačiau prabilo ir labai laiku prabilo rungtynėse su Brazilijos ekipa. Mantas Kalnietis ir toliau tęsia solo šou šios dienos rungtynėse po jo reido 2 taškų Lietuvos komanda priekyje. Na ir po to aštuntfinalio susitikimo, kuriame Argentina fantastiškose, tikrai vienose iš įspūdingiausių rungtynių čia Turkijoje 4 taškais, 93-89 palaužė Braziliją. Visi apie Argentiną prabilo kaip apie favoritę, neabejotiną favoritę šiame ketvirtfinalyje. Fabricio Berto taiso savo komandos draugo metimą ir vėl išveda į priekį Argentiną, juo labiau, kad Lietuvos komanda sužaidė ne kaip su kinais, tačiau reikėtų prisiminti, kad Argentinos kelias į aštuntfinalį nebuvo toks gražus ir toks jau lengvas, kaip kad daugelis prognozavo prieš pasaulio krepšinio čempionatą. Tik tai 4 taškais, tik tai pačioje rungtynių pabaigoje Martynas Pocius 2 taškai 9-8, tik tai 4 taškais argentiniečiai įveikė vokiečius, tik tai 2 taškais nugalėjo Australijos komandą, išsigelbėjo pačioje rungtynių pabaigoje. Tik tai vienženklių skirtumų ir po pakankamai atkaklių rungtynių jie šventė pergalę prieš Jordano komandą. Taigi Argentinos rinktinė, kad ir kokia ji buvo įspūdinga, galinga ir nesustabdoma rungtynėse su Brazilija, vis dėlto nėra ta komanda, prieš kurią tikrai būtų neįmanoma žaisti. Na, o kad žaisti reikia nuo pradžių iki galo, dėl to jokių abejonių nekyla. Linas Kleiza, jo metimas į baudos aikštelę, bet Robertas Javtokas nesuspėja prieš jo perdavimo, kurį paskutinę akimirką sugalvojo atlikti Linas Kleiza. Klaida. Pirmoji Lietuvos rinktinės klaida šios dienos rungtynėse. 9-8. Prigioni, Madrido Realo komandos ir Argentinos, žinoma, rinktinės įžaidėjas. 7 beveik rezultatyvūs perdavimai jo vidurkis šiame čempionate ir Argentinos rinktinė kol kas laužo Lietuvos komandos gynybą būtent reidais ir perdavimais į baudos aikštelę, netolimais metimais, ko taip pat galima iš šios komandos tikėtis, bet
žaidimu per savo aukštesnius krepšininkus baudos aikštelėje. Linas Kleiza atkovojo kamuolį, nepavyksta pataikyti Linui Kleizai, nors situacija buvo tokia, tipinė tokia situacija. Simas Jasaitis gelbėja Lietuvos komandą, įspūdingas blokas. Hernanas Jasinas stojasi ant kojų Lietuvos komando jau varžovų pusėje. Linas Kleiza pristabdytas, Mantas Kalnietis gauna kamuolį ir parodo derinį, jog reikia pradėti šios atakos metu. Linas Kleiza. Pociaus metimas iš 3 taškų zonos. Pataiko Martynas Pocius, taiklus metimas ir Martynas Pocius apskritai yra taikliausias žaidėjas Lietuvos rinktinėje šiame pasaulio krepšinio čempionate. Jo vidurkis iš žaidimo yra beveik 60% ir tritaškius. Dabar jis yra įmetęs 5 iš 8, įskaitant tą, kurį ką tik įsūdė į Argentinos krepšį Martynas dabar. Delfino žaidžia su Oberto prieš Liną Kleizą, pameta kamuolį ir Lietuvos rinktinėje atitenka kamuolys. Paulius Jankūnas keičia Robertą Javtoką, kuriam nelengva pirmosiomis šios dienos rungtynių minutėmis. Kol kas susitvarkyti su varžovais gynyboje pavyksta sunkiai, bet Lietuvos komanda priekyje ir daugiau ko gero nieko norėti ir nereikia šios dienos rungtynių pradžioje. Linas Kleiza pamušė kamuolį ir pataikė į Fabriciją Oberto. Taigi šansas padidinti savo pranašumą. Pocius. Simo Jasaičio metimas iš aikštės kampo, pataiko Simas Jasaitis, 15-10 po antro iš eilės Lietuvos rinktinės tritaškio šiandien, 4 minutės ir 23 sekundės lieka iki pirmo ketvirčio pabaigos. Simas Jasaitis ne tik tai mėto į krepšį, bet ir dengia Karlosą Delfino kol kas. Su Luisu Skola žaidžia Karlosas Delfino, nepataiko Skola iš labai neblogos situacijos. Pocius prieš Prigionį. Pataiso jo metimų Paulius Jankūnas, 17-10 ir po Lietuvos rinktinės spurto 8-0. Argentinos komanda prašo minutės pertraukėlės. Iš viršaus važiuojant į kamerą ir į ją į krepšinio areną sugrįžtantis abiejų komandų krepšininkai. Lietuvos komanda po spurto 8-0, po 2 tritaškų ir po greitos paskutinės atakos dabar įgyja 7 taškų persvarą, 17-10. Toks rezultatas sužaidus nepilnas 6 minutės pirmajame rungtynių kėlinyje ir Lietuvos rinktinė pasitinka Argentinos komandą iš arti. Tai tik tai dabar gauna kamuolį Pablas Prigionį. Pablą Prigionį reikia laužti, tai yra žaidėjas, kuriam kaip ten bebūtų, jau 33 ir žaidžia jis daugiau nei 30 minučių per rungtynes. Na, lygiai tą patį galima pasakyti ir apie Luisą Skolą, lygiai tą patį galima pasakyti ir apie Karlosą Delfino. Visi šie 3 krepšininkai žaidžia daugiau nei po 33 minutės per susitikimą, per vieną mačą Turkijoje ir tik tai 6 krepšininkai Argentinos komandoje žaidžia daugiau nei 20 minučių per rungtynes. Taigi rotacijos beveik nėra Argentinos komandoje ir lyderiai bei tie, kas gali sublizgėti, yra aiškus. Nors, vėlgi, tai yra komanda, kuri tikrai turi krepšininkų galinčių žaisti ir be Karloso Delfino, ir be Luisos Skolos. Čia pasakyti, kad tai yra tik tai 2 šių žaidėjų komanda, tas paskui pasakyti, kad Lietuvos rinktinėje yra tik tai vienas Linas Kleiza, yra ir kiti. Ir Pablas Prigionį. Na, Pablą Prigionį, aišku, dengiant ir kai jis tos daro pick and rollus su Luisa Skola, galima rizikuojant palikti prie tritaškio zonos. Jis nėra super sniperis, tačiau būna dienų, kai ir jis pataiko. Dabar metimas netaiklus. O Martynas Pocius praranda kamuolį. Karlosas Delfino iškrapšto jį ir Martynui Pociui pražanga. Iš karto 2 keitimai Lietuvos komandoje mėgins palaikyti intensyvų tempą šiandien Kęstutis Kemzūra, sprendžiant iš šių keitimų. Martyną Pocių keičia Renaldas Seibutis, Simo Jasaitį keičia Jonas Mačiulis. Na, prieš varžovų patirtį. Lietuviai, žinoma, turi prieš pastatyti savo entuziazmą, savo užsidegimą, savo agresyvumą ir darbštumą bei kovingumą. Visą tai mes matome kol kas šios dienos rungtynių pradžioje ir matėme taip pat 3 taiklius tolimus metimus iš 3. Šiandien tokia kol kas tritaškių statistika. Fabricio Oberto. Dar 2 jo taškai. 4 iš viso pelnė šiandien Fabricio Oberto. Washingtono Wizards komandos vidurio puolėjas. Jonas Mačiulis pasinaudoja to, jog slystelėjo dabar jį dengęs Hernanas Jasinas ir labai gerai, jog pavyksta Jonui Mačiuliui iš karto tik įėjus į aikštelę pataikyti, dėl to, kad paskutinėse rungtynėse su kinais nekrito Jonui Mačiuliui ir šiandien. 2 jo taškai, vėl atstato 7 taškų persvarą. Skola toli prie tritaškio, gaudo jį Jankūnas, o čia kamuolį pagauna Jonas Mačiulis.
Ir pataiko Jonas Mačiulis, neįkrauna iš viršaus, taip pasižiūrėjęs atsargiai į Pablą Prigionį, tačiau perimtas kamuolys ir Lietuvos rinktinė didina savo persvarą iki 9, 21-12. Tomas Delninkaitis ir Robertas Javtokas taip pat ruošiasi pasirodyti Lietuvos komandos gretose. Jasinas į baudos aikštelę, pro Joną Mačiulį. Pražanga. Ir 2 baudos metimai. Tomas Delninkaitis keičia Mantą Kalnietį, Robertas Javtokas pakeitė Liną Kleizą. Daug dėmesio skiria Linui Kleizai šios rungtynių pradžioje varžovai ir kol kas Linas prametė abu savo 2 taškius. Luisas Skola yra pelnęs 2 taškus, tačiau pataikė tik tai 1 metimą iš 5. Jasino taiklus metimas. Hernanas Jasinas. Jam irgi 32. Apskritai, Argentinos komandoje yra tik tai 4 krepšininkai, kuriems mažiau negu 30. Bet rungtyniauja geroje lygoje ir neblogame klube, tai yra Madrido Estudiantes. Hernanas Jasinas tai yra vienas iš tų krepšininkų, kurie yra patikima jėga ir stabilus žaidėjas Argentinos rinktinės sudėtyje. Tos Argentinos sudėtyje, kuri žaidžia dabar. Jonui Mačiuliui Jasinas dabar parodo, jog irgi moka perimti kamuolį ir įkrauna jį iš viršaus dar su pražanga. Jei, kaip negerai, čia dabar emociškai leisti atsigauti Argentinos rinktiniai. Viena apmaudi klaida viduryje aikštelės ir štai taip. Viskas pasibaigė, skirtumas mažėja iki 5 taškų, dar vienas baudos metimas, bet jis po minutės pertraukėlės. Vienas pagal minutės pertraukėlės. Varžovai atsako 4 taškais be atsako ir mažina skirtumą iki 5. Čia Manto Kalniečio 3 taškis, bet tai buvo pačioje rungtynių pradžioje. Martynas Pocius taip pat pataiko, taigi visi 3 Lietuvos rinktinės taiklus tolimi metimai buvo ką tik jūsų ekranuose, 3 iš 3. Būtent taip, šiandieną reikia ir žaisti su Argentinos komanda, gerinant viską, kas nesisekdavo, kas nepavykdavo iki tol. Tik tai taip galima peržengti tą žūtbūtinį ketvirtfinalio barjerą. Tik tai taip galima tikėtis vietoje tarp 4 stipriausių komandų pasaulyje. Pataiko Jasinas ir baudos metimą. 5 jo taškai iš eilės ir Lietuvos rinktinės pranašumas mažėja iki 4. Pražanga prieš Joną Mačiulį. Šį kartą pakartoti savo triuko Jasinui nepavyko. Tačiau Argentinos komanda prasižengė dabar, ko gero, žinodama, jog turi tik tai 2 komandinės pražangas. 2 turi įskaitant su štai šia Jasino pražanga. Lietuvos rinktinė jau yra prasižengusi 4 kartus. Delninkaitis. Jo metimas prisidengus Roberto Javtoko užtvarą, pataiko Tomas Delninkaitis. Dar vienas Lietuvos rinktinės 3 taškis, 24-17. Ir kuo daugiau tų 3 taškių, tuo lengviau bus kvėpuoti šiandien Lietuvos komandai. Dėl to, kad buvo taip Argentinos rinktinė ir su Brazilais. Jie turėdami omenyje, kad ten yra ir Varežavo, ten yra ir Tiago Spliteris. Pradžioje leido mėtyti Brazilijos rinktinės snaiperiams ir šie pridarė nemalonumą Argentinos rinktinės gynybai. Tai, kad Robertas Javtokas blokuoja Karloso Delfino metimą. Lietuvos rinktinė turi atsilaikyti dar 1 sekundę. Štai čia blokas. Gaila, jog nepavyko išsaugoti kamuolio, tačiau lieka tik tai 1 sekundė. Neprasižengti ir neleisti varžovams pataikyti. Štai tokia maksimali užduotis. Ir minimalus laikas. 1 sekundė. Pablas Prigionį. Valiai galinė linija, pametė kamuolį tiksliai savo komandos draugui, tačiau tas draugas, tai yra Karlosas Delfino, meta pro šalį. Lietuvos rinktinė atsikovoja kamuolį. Dėl kamuolių komandos kol kas kovoja panašiai. 9-7 pagal šį statistikos rodiklį priekyje Lietuvos komanda. Jonas Mačiulis. Paulius Jankūnas prieš Skolą. O kodėl negalima žaisti prieš Skolą? Aišku, kad galima. Paulius Jankūnas 2 taškai, 26-17 ir Lietuvos komanda vėl atstato 9 taškų persvarą. 33 sekundės iki kėlinio pabaigos. Kėlinio, kurį labai rezultatyviai žaidžia Lietuvos rinktinė, tačiau reikėtų dabar pasisaugoti štai tokių epizodų ir tų pražangų, kurios lengvina varžovams būdus pelnyti taškus. Luisas Skola sunkiai sustabdomas yra iš žaidimo, jo pataikymo procentas yra šiame čempionate 62, tai yra antras rezultatas apskritai pasaulio krepšinio pirmenybėse ir maža to, Luisas Skola pataiko gerai ne tik tai iš žaidimo, jis yra ir vienas iš patikimesnių baudų metikų, taigi pražangos prieš jį
dažniausiai neveikia. Pablo Prigioni kol kas palieka aikštelėje Sergio Hernandesas, nors joje pasirodė Luisas Cegiera. Tai yra žaidėjas, kuris dažniausiai būtent ir keičia Pablo Prigioni, ypatingai gynybiniais sumetimais. Dabar bandys paspausti Lietuvos komanda, ko gero, Argentinos rinktinė su tuo mažu žaidėju prisijungusi prie Pablo Prigioni, o Lietuvos rinktinės gretose vietoj Jono Mačiulio aikštelėje pasirodo Simas Jasaitis. 31 sekundė, 31,8 lieka iki kėlinio pabaigos. Renaldas Seibutis. Tomas Delininkaitis. Nėra kam įmesti kamuolio, tačiau pats iki galo prasiveržė Tomas Delininkaitis. Gražus jo reidas didina skirtumą iki labai gražaus ir apvalaus 10 taškų, 28-18. Reikia dar apsiginti nuo paskutinės Argentinos rinktinės atakos šiame ketvirtyje. Prigioni žudo laiką ir paskutinėse sekundės stato jam užtvarą Fabricio Berto. Niekam neturi kam įmesti kamuolio Prigioni, neprasižengia Robertas Jevtokas. Bravo Lietuvos rinktiniai, kuri laimi šį pirmą kėlinį rezultatu 28-18. Na ką, Lietuvos rinktinės aistruoliai, kurių desantas tarp kitko pasipildė palyginus su paskutinėmis aštuntfinalio rungtynėmis, dabar jau šeimininkauja kol kas Stambule, dėl to, kad Argentinos rinktinės aistruoliai taip draugiškai, taip gražiai, taip neįtikėtinai smagiai besidžiaugia pergalę prieš Braziliją, dabar tiesiog neturi progos pasidžiaugti. Jų komanda pralaimi rezultatu 18-28. Komanda, kuri buvo įsitikinusi, jog ji yra pranašesnė ir ji yra geresnė už Lietuvos komandą. Ta galima buvo suprasti iš lūpų, na taip tiesiogiai to nepasakė nei vienas iš Argentinos rinktinės žaidėjų. Visi jie kalbėjo apie tai, kad gerbė ir žino Lietuvos komandą, su kuria nuolat tenka žaisti, tačiau joje trūksta lyderių. Nėra tų krepšininkų, kuriuos Argentinos rinktinė labiau pažįsta ir dabar, nepaisant to, nepažįstami krepšininkai tokie kaip Tomas Delininkaitis priverčia prasižengti Pablą Prigioni ir priverčia prasižengti mesdamas iš 3 taškų zonos savo varžovą Tomas Delininkaitis, taigi dar 2 baudos metimai. Ir antrąjį prameta Tomas Delininkaitis, nors yra vienas iš patikimesnių pagal šį žaidimo komponentą Lietuvos rinktinės gynėjas. Tritaškį pataikė užtikrintai, dvitaškį prasiveržė irgi įmetė gražiai, o štai baudų metimai. Vienas iš 3, bet ir tai leidžia padidinti Lietuvos komandai skirtumą iki 11 taškų, 29-18. Prigioni. Oberto bando išsitraukti Robertą Jevtoką iš baudos aikštelės, tačiau po to, kaip aikštelėje pasirodė Paulius Jankūnas, labai neblogai jam sekasi gintis prieš Luisą Skolę. Gaila, jog dabar nepavyko iki galo perimti šio kamuolio, tačiau Lietuvos rinktinės žaidėjai, visi nuo atsarginių žaidėjų suolelio dabar paklydi plojimais tą paskutinį epizodą, kai vos nepavyko atimti kamuolio iš Argentinos rinktinės. 7 sekundės jų atakai. Pablas Prigioni rikiuoja savo komandą tai atakai, kol kas Pablas Prigioni šiandien atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir būtent tiek rezultatyvių perdavimų atliko visa Argentinos komanda. Tokia yra statistika. Lietuvos rinktinė atliko 3. Skolė. Prigioni pamušė kamuolį Simas Jasaitis. 2 sekundės atakai. Prigioni baudos aikštelė išmeta kamuolį atgal ir baigęs 24 sekundės. Idealiai apsiginė Lietuvos rinktinė. Kas čia dabar supras, ar Pablas Prigioni tiesiog pamiršo tas sekundės, ar buvo priversas padaryti štai šią klaidą, nes neturėjo kur dėti kamuolio, bet kuriuo atveju rezultatas yra toks. Lietuvos komanda apsigina ir išsaugo 11 taškų pranašumą. Delininkaitis. Simas Jasaitis prie 3 taško linijos. Paulius Jankūnas prašo kamuolio baudos aikštelės prieigose, žaidžia prieš Luisą Skolą, žaidžia iki galo ir žaidžia neblogai. Paulius Jankūnas šį kartą pataikyti nepavyko, bet kai Luisas Skola yra priverstas dirbti ne tik puolime ir gynyboje, tai irgi yra gerai. Reikia varginti varžovus, reikia žaisti su jais agresyviai ir intensyviai visose aikštės kampeliuose. Skolas atsakymas, išmuša kamuolį Karlasas Delfino, tačiau Lietuvos komanda tęs ataką. Keitimas Argentinos komandoje, aikštelėje pasirodys Leonardo Gutierrezas. Krepšininkas, kuris gali pataikyti, gali pridaryti nemalonumų varžovams. Nepraėjo Pauliaus Jankūno perdavimas, dar 16 sekundžių Lietuvos rinktinės atakai. Naujas atakai laikas nėra skiriamas dėl to, kad kamuolys kliuvo į kelią.
Nors Lietuvos komandai galbūt ir nereikia kol kas tų 24 sekundžių ir šios dienos rungtynėse nebuvo taip, kad ataka užsitęstų bent 20 sekundžių varžovo aikštės pusėje. Greičiau jie sugalvoja, kaip pabaigti Lietuvos krepšininkai. Dabar Roberto Jevtoko kablys netaiklus ir kamuolys atitenka Argentinos rinktiniai. Sergio Hernandesas, kuris ką tik išmėstelėjo mūsų ekranuose, šiai komandai vadovauja nuo 2005 metų. Po to, kai laimėjo olimpinės žaidynės. Pasitraukė Rubio Magnano ir nuo to laiko Hernandesas už šios komandos vairo. Na, apie istoriją mes galbūt dar turėsime progų pakalbėti tada, kai Lietuvos komanda pirmaus 30 taškų skirtumu, o dabar Renaldas Seibutis blokuoja varžovo metimą, daro tai be pražangos. Delininkaitis. Atsisukti turėjo Robertas Jevtokas, neatsisuko, bet Tomas Delininkaitis šiandien nardo pro savo varžovus, tiesiog maudydamas į jos lygioje vietoje. 2 taškai. Ir dar pražanga Leonardo Gutierrezui, kurio apšilimas aikštelėje yra štai toks. Paulius Jankūnas puikiai padirbėjęs gynyboje prieš Luisą Skolą, taip pat pelnęs 2 taškus, sėdasi ant suolo, grįžta į aikštę Linas Kleiza. Šiandien kol kas tikrai ne tos rungtynės, kuriuose viskas spręstųsi Lino Kleizos ir Luisas Skolos dvikovoje. Šiandien žaidžia komanda prieš komandą ir Lietuvos komanda jau turi 32 taškus. Argentina turi 20 vietoj. Tomo Delininkaičio į aikštelę grįžta Mantas Kalnietis, 32-20. Daug tokių keitimų ir tempas rungtynių yra aukštas. Būtent jį ir stengsis palaikyti Lietuvos komanda. Tai yra vienas iš pagrindinių uždavinių. Neįsivelti į tą lėtą, tokį pragmatišką pozicinį žaidimą, kuris patinka Argentinos rinktiniai. Luisas Skolė iš kokios situacijos priverstas atakuoti Argentinos rinktinės lyderis. Jo metimas netaiklus. Simas Jasaitis iš eigos. Taiklus Simo Jasaičio metimas. 35-20 iki 15 taškų. Lietuvos komanda didina savo pranašumą ir argentiniečiai panašu, jog nelabai supranta, kas kol kas vyksta šios dienos rungtynėse. 2,5 minutės tik tai prabėgo šiame kėlinyje. Regioni. Delfino atrado Gutierrezą prie tritaškio linijos. Šio metimas netaiklus. Atkovojo kamuolį Argentinos rinktinė ir pradeda šią ataką iš naujo. Delfino prieš Robertą Jevtoką. Robertas Jevtokas ginasi be pražangos. Delfino pavyksta pelnyti taškus. 35-22. Tomas Delfino, tai yra Mantas Kalnietis, pradeda Lietuvos rinktinės ataką. Jasaitis. 2 tritaškai iš 2 šiandien Simo Jasaičio sąskaitoje. Pablas Prigijoni perima kamuolį ir nesportinę pražangą Simo Jasaičiui skiria rungtynių arbitrai. Ai. Labai nedaug, tarp kitko, šitų nesportinių pražangų. Toks įspūdis, kad ta taisyklė, pagal kurią paskutinis gynėjas prasižengiantis prieš varžovą yra baudžiamas nesportinė pražanga, buvo pamiršta šiame pasaulio krepšinio čempionate. Tačiau, kaip nebūtų keista, šiuose rungtynėse teisėjai tą taisyklę prisiminė ir Simui Jasaičiui skiria nesportinę pražangą. Prigijonis pataiko pirmąjį baudos metimą. Pablas Prigijonis šiame čempionate pelno tik tai 6 taškus. Jeigu taip galima sakyti, nes Argentinos komandoje, kaip ir minėjau, išsiskiria Skola ir Delfino. Po to seka Fabricio Berto 9 taškai, 8 įsimeta Leonardo Gutierrezas. Pablo Prigijonis, žinoma, pagrindinė užduotis yra ne daryti taškus, o vadovauti savo komandos žaidimui ir ieškoti atsidengusių lyderių. 35-24. Prigijoni atmeta kamuolį prie tritaškio linijos. Dar kartą grįžta tas kamuolys pas Pablą Prigijoni. Labai judri Lietuvos komandos gynyba. Leidžia sumažinti tuos nuostolius, kurios galėjo atnešti tą nesportinę pražangą tik tai iki 2 taškų. 2 baudos metimus įmetė Pablas Prigijoni, tačiau ataka nesėkminga. Mantas Kalnietis. Robertas Jevtokas. Baudos aikštelėje. Roberto Jevtoko kablys netaiklus. Ir reikia grįžti į gynybą. Delfino. Prieš jį Renaldas Seibutis. Ir apsigina Lietuvos krepšininkai be pražangos. Simas Jasaitis ant grindų. Nieko nesimato, kas vyksta aikštelėje, nes mūsų rinktinė atsistojusi visa. Linas Kleiza iš 3 taškų zonos. Taiklus Lino Kleizos metimas. Lietuvos rinktinė pataiko šiandien
iš 3 taškų zonos, fantastiškai. 6 tritaškai iš 6, 38-24. O Argentinos rinktinė prametė visus 8 savo tolimus metimus. Karlosas Delfino. Iš tų 8 prametė 2, dabar meta 3. Ir prameta ir 3. Kamuolys liečia konstrukciją ir atitenka Lietuvos komandai. Labai gerai, jog nepaisant tos nesportinės pražangos, nepaisant bandymų varžovų atsitiesti, neleido Lietuvos krepšininkai jiems sumažinti skirtumą iki vienženklio ir dar 1 minutės pertraukėlė. Baigėsi minutės pertraukėlė, jos paprašė Argentinos rinktinės vyriausiasis treneris Sergio Hernandesas. Jo komanda neatlaiko kol kas Lietuvos rinktinės tritaškių lavinos ir svarbiausia, jog Lietuvos rinktinė ne tik tai pataiko iš toli, tačiau ir fantastiškai gynasi. Dar vienas keitimas Lietuvos komandoje po šios minutės pertraukėlės. Aikštelėje pasirodo Mantas, tai yra Martynas Pocius, jis pakeitė Renaldą Seibutį, atsisėdo ant suolo ir Robertas Jevtokas. Grįžta į aikštę Paulius Jankūnas, Kalnietis. Manto Kalniečio bandymas įmesti kamuolį Pauliui Jankūnui baigėsi štai tokiu kurioziniu rikošetu. Galėjo kamuolys ir į krepšį įkristi, neįkrito ir Pablas Prigionį jau mūsų aikštės pusėje, įpusėja antrojo kėlinio laikas. Prigionį. Paulius Jankūnas vaikosi Luisas Kola ir tarp kitko labai įdomu pastebėti tą vaikymąsi. Atkreipkite kokios varžovo atakos metu dėmesį, kaip vyksta šita kova ir kiek daug pastangų įdeda Paulius Jankūnas, kad Luisas Kola ne tik tai negautų kamuolio, bet ir negautų kažkokios neblogos startinės pozicijos savo teoriniai atakai į Lietuvos rinktinės krepšį. Gutierrezas mažina skirtumą iki 12. Kalnietis. Jo reidas į baudos aikštelę. Niekas iš varžovų Mantui Kalniečiui kaip ir netrukdė, tačiau taip pat nebuvo kaip ir įmesti kamuolio. Na, šiandien beveik visada taip elgėsi kol kas Argentinos rinktinės aukštaūgiai, saugodami didžiosius Lietuvos rinktinės krepšininkus ir tuo labai sumaniai naudojasi Tomas Delninkaitis. Porą reidų buvo įsimintini. Dabar Mantui Kalniečiui kažko panašaus pakartoti nepavyko. 4 minutės ir 12 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Skola iš vidutinio nuotolio. Taiklus Luisas Kolas metimas. 7. Jo taškas šiandien, pataikė jis 2 iš 7. Na, sakė jis po labai sėkmingų rungtynių su Brazilais, jog bus tokių dienų, kai aš toli gražu taip taikliai nemėtysiu. Būtų labai gerai, kad būtų šiandien kaip tik ta diena. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos. Dar vienas taiklus Simo Jasaičio metimas. 3 iš 3. Simo Jasaičio statistika yra tokia šį vakarą ir tai yra geriausios absoliučiai rungtynės Simo Jasaičiui jau dabar, nors jos net neįpusėjo. 41-28. Ir žinoma, mes visus darbus ir visus rezultatus matuojame ne tik tai tolimais metimais. Lietuvos komanda apsigina dabar griūdami, kovodami dėl kamuolio. Pasiima jį savo Lietuvos krepšininkai. Vietoj Pablo Prigionį, kuris yra atkirstas nuo savo komandos. Aikštelėje pasirodo Luisas Čekiera. Martynas Pocius persivaro kamuolį į varžovo aikštės pusę, nuimdamas šią naštą nuo Manto Kalniečio pečių. 41-28. Jasaitis. Pražanga. Fabricio Berto prasižengia antrą kartą šios rungtynėse. Tai yra 3. Argentinos komandinė pražanga. Jonas Mačiulis keičia Simo Jasaitį, kuris šiandien pelnė 9 taškus, kaip jūs visi žinote. Jonas Mačiulis aikštelėje. Ir iš naujo teks išsimesti kamuolį į aikštę. Kęstutis Kemzūra, jeigu galėtų pats padarytų tai, ko gero. Čia Lietuvos komandos derinys. Mantas Kalnietis, vėl užtvarą stato jam Paulius Jankūnas. Gauna kamuolį Paulius Jankūnas, tačiau toks aukštas. Tas buvo perdavimas Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos. Dar vienas taiklus metimas iš toli. Dabar ir Jonas Mačiulis prisijungia prie snaiperių komandos. Ir kai kurie komentatoriai čia prieš šias rungtynes klausinėjo, kurgi dingo firminė Lietuvos krepšinio etiketė, tai yra taiklus tolimi metimai. Kas čia per pataikymo procentas Lietuvos rinktiniai, kai jį meta iš toli, tik 30% taiklumu. Žingsniai Luisui Skolai ir Lietuvos komanda išsaugo 16 taškų pranašumą ir vizitinę kortelę šiandieną pateikia Argentinos komandai, primindama,
jog mes taip pat galime pataikyti iš toli ir jeigu argentiniečiai žiūrėjo vaizdo įrašą ir tikėjosi, jog galima būtų rizikuoti, leidžiant Lietuvos komandos snaiperiams mesti iš toli ir suintensyvinti gynybą kitose aikštės vietose, tai jie kol kas labai apsiriko. Luisas Skola prašo pražangos, bet jos tikrai nebuvo, nes buvo žingsniai. Mačiulis prieš Delfino. Kleiza prieš Fabricio Berto. Pralenkė Fabricio Berto Linas Kleiza, 2 jo taškai, 46-28, jau iki 18 taškų didėja Lietuvos rinktinės pranašumas. Tiksliau patys Lietuvos krepšininkai jį padidina iki tokios atžymos 2 minutės ir 15 sekundžių. Iki antro ketvirčio pabaigos Delfino, prieš jį Jonas Mačiulis ir Robertas Jevtokas taip pat. Prie tritaškio linijos suspėja sutrukdyti Robertas Jevtokas Karlosui Delfino, šis įmeta kamuolį į baudos aikštelę, ten pražanga. Na, aš sėdžiu beveik prie pat Lietuvos rinktinės suolelio, prie to pat krepšį, kurį meta Argentinos komanda ir praktiškai neįmanoma nieko yra matyti, kas vyksta aikštelėje, dėl to, kad Lietuvos rinktinės ir trenerių štabas ir visi žaidėjai po kiekvieno štai tokio epizodo atsistoja ir bando kovoti dėl kamuolio, stovėdami už aikštės ribų. Pražanga. Bet ne 2 metimai, tiesiog varžovų kamuolys. Delfino. Skola. Labai gerai gynasi prieš jį Robertas Jevtokas, atkovojo kamuolį Linas Kleiza ir pražanga. Besinervinančiam Luisui Skolai akivaizdžiai nervinasi Argentinos rinktinės lyderis, nes nieko negali padaryti. Jau kelias minutės mes nematome jo sėkmingų epizodų. Štai čia kepštelėjo ir visiškai bereikalo Linui Kleizai per ranką. Pirmoji Luiso Skolos pražanga, 46-28 prieš paskutinę antrojo ketvirčio minutę. Lietuvos komanda turi 18 taškų persvarą rungtynėse su Argentina. Kas galėjo apie tokią persvarą pasvajoti? Lino Kleizos metimas netaiklus, pirmasis netaiklus tritaškis šios dienos rungtynėse. Nieko baisaus, Pablas Prigioni. Karlosas Delfino. Vėl Prigioni, Luisas Skola prieš Robertą Jevtoką, įsiveržia į baudos aikštelę ir prasižengia. Gal net Linas Kleiza prasižengia ten. Ne, vis dėlto Roberto Jevtokui teisėjai skiria pražangą. Pirmoji tik pražanga Roberto Jevtokui ir čia taip pat įspūdingas rezultatas dėl to, kad Lietuvos rinktinė štai taip intensyviai, taip agresyviai, taip judriai, taip neįtikėtinai besigindama. Neturi jokių problemų dėl pražangų. Lyderis pagal šį rodiklį kabutėse yra Jonas Mačiulis, bet ir jis turi tik tai 2 asmeninės pražangas. Na, dabar jau gerą progą turėjo metimui Luisas Skola, tačiau po tiek epizodų, kuriuose jo padėtis buvo blogos, nepataiko ir iš geros Luisas Skola, palikdamas Lietuvos komandai tą patį 18 taškų pranašumą, 46-28, Jevtokas. Martynas Pocius. Robertas Jevtokas ilgai laukia to kamuolio ir atrodo, kad jau dabar jau nebereikėjo. Šitą perdavimą galėjo pats užbaigti šią ataką. Martynas Pocius. Lieka jai 6 sekundės. Simas Jasaitis lystelėjo. 4 sekundės. Linas Kleiza per Skolą. Netaiklus metimas. Ir pražanga Robertui Jevtokui. Antroji iš eilės ir ketvirtoji komandinė Lietuvos rinktinė. Nereikėjo šitos pražangos. Na, o dabar prasideda paskutinė šio ketvirčio minutė. Delfino. Prigioni. Ir labai jau sudėtingas ir netikėtai taiklus Hernando Jasino metimas. Kęstutis Kemzūra stabdo laiką ir prašo savo sutaupytos minutės pertraukėlės. Lietuvos komanda priekyje 16 taškų skirtumu. Blokų statistika, net 4-0 pagal blokus laimi lietuviai. Pabandykite išgirsti, ką sako Kęstutis Kemzūra. Ir štai kai kuriems jauniesiems Argentinos rinktinės aistruoliams jau nepavyksta sulaikyti ašarų. Jų komanda pralaimi 30-46. Rungtynėse, kuriuose pergalė reiškia patekimą į pasaulio krepšinio čempionato pusfinalį, pralaimėjimas reiškia, kad geriausiu atveju galima bus pakovoti dėl 5-osios vietos.
svarbesnio mūšio šiame pasaulio krepšinio čempionate Lietuvos komandai dar nebuvo. Kleiza prieš Fabricio Oberto ir su Lino Kleizos taškai 48-30. Argentinos rinktinė galės laikyti kamuolį iki pat šio ketvirčio pabaigos. Oberto paskubėjo ir palieka Lietuvos rinktinei laiko. Palieka laiko 5 sekundės. Linas Kleiza prieš Oberto. Pats reižėsi į galo Linas Kleiza, spėja pataisyti kamuolį Mantas Kalnietis ir taškai yra įskaitomi ir Lietuvos komanda laimi pirmąją rungtynių pusę apvaliu skirtumu 50-30. TV3 televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš Stambulo, iš pasaulio krepšinio čempionato ketvirtfinalio, kuriame po 2 kėlinių Lietuvos rinktinė pirmauja neįtikėtinu 20 taškų skirtumu. 50-30 ir netrukus antroji dalis. Na, tai yra tik tai pusė darbo. Kas jau kas, Lietuvos rinktinė tą geriausiai žino, kad 20 taškų galima sunaikinti skirtumą per vieną kėlinį, gal net ir per pusę. Ir Lietuvos rinktinė tą pati yra pademonstravusi, todėl žinoma, svarbiausia dabar tęsti tą darbą, kuris buvo pradėtas. Galima buvo tikėtis, kad vieną dieną pradės kristi tolimi metimai Lietuvos komandai 8 iš 10. Fantastiškas pataikymas, argentiniečiai nepataikė nei vieno iš 9 ir tai yra pagrindinis skirtumas statistikoje, tačiau ko gero šalia tų tritaškių lavinos būtinai reikia dar kartelį pridėti neįtikėtiną Lietuvos rinktinės gynybą. Tokia, kuri leido Argentinos puolimo mašinai per 2 kėlinius surinkti 30 taškų ir dabar rezultatas 50-30 ir dabar pirmoji Argentinos rinktinės ataka. Meta ir pražanga puolime užsidirba štai šis vyrukas, tai yra 14-asis Argentinos rinktinės numeris Hernanas Jasinas, jis vienas iš rezultatyvesnių 7 taškai, tiek pat pelnė Luisas Skola. Karlosas Delfino yra įmetęs 8 taškus, Delfino pataikė 4 metimus iš 10, Skola pataikė 3 iš 10. Štai tokia Lietuvos rinktinės gynyba ir jeigu Lietuvos rinktinės trenerių štabas žino, ką mums reikia saugoti ir prieš ką reikia gintis, tai varžovams šiandien tai yra mislė. Ne Linas Kleiza yra rezultatyviausias, po 9 taškus pelnė 3 krepšininkai, Mantas Kalnietis, Tomas Delininkaitis ir Simas Jasaitis. Mantas Kalnietis meta ir tampa rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės krepšininkų, taiklus dar vienas jo metimas iš toli. Šiandien Lietuvos komanda pataikė 9 tritaškius iš 11, taigi Kalnietis 12, Delininkaitis ir Simas Jasaitis po 9 taškus, Linas Kleiza, Jonas Mačiulis yra pelnė po 7, Martynas Pocius 5 ir Paulius Jankūnas 4. Skola netaiklus jo metimas iš vidutinio nuotolio. Na, iš vidutinio nuotolio anksčiau ir nebūdavo pati stipriausia vieta ir žaidimo dalis. Martynas Pocius kaip dabar išmaudo. Kaip išmaudo Hernano Jasiną ir krauna kamuolį iš viršaus. Štai taip, reikia varžovus nokautuoti toliau, kol jie pagaliau supras, jog ta Lietuvos komanda, su kuria jie tikėjosi žaisti šiame pasaulio krepšinio čempionate, ta jauniklių ekipa, prieš kurią jie tikėjosi laimėti tik tai savo patirtimi, yra visai netokia, kokią jie įsivaizdavo ir kokią jie matė. Na, labai iš tikrųjų, ko gero, meškos paslaugą padarė ir patiems argentiniečiams aštuntfinalio rungtynės. Blankiai atrodė Lietuvos komandos pergalė prieš Kinijos rinktinę. Po tos ilgos 4 dienų pertraukos ir įspūdingai atrodė Argentina rungtynėse su Brazilija. Tačiau tai buvo tik tai vienerios rungtynės, o Lietuvos komanda šiame pasaulio krepšinio čempionate žaidė geriau. Ne tik dėl to, kad nėra patyrusi pralaimėjimų, bet ir žaidė iš tikrųjų geriau. Na, Argentina, žinoma vis tiek yra Argentina. Karlosas Delfino štai taip įsirėžė į Lietuvos rinktinės gynybos sieną ir atiduoda kamuolį tiesiog mums. Simas Jasaitis įmeta kamuolį jam įsibėgėjusiam Mantas Kalnietis ir 2 baudos metimai. Tai ta pati Argentinos auksinė karta, kuri iš tikrųjų savo žygį pradėjo 2002 metais pasaulio krepšinio čempionate. Indianapolyje argentiniečiai pralaimėjo tik tai Jugoslavijos tuometiniai rinktiniai ir iškovojo sidabro medalius ir tai buvo tik tai žygio pradžia, kadangi 2004 metais šita Argentinijos rinktinė su Oberto, su Karlosu Delfino, su Luisu Skola, su Pablo Prigioni laimėjo olimpinius aukso medalius. O pamenate tais 2004 metais, kaip mes visi Lietuvoje džiaugiamės, kai Jungtinių Amerikos valstijų komanda pralaimėjo Argentinai pusfinalyje. Tai galbūt buvo Lietuvos rinktinės istorinis šansas ir tada istorija būtų mūsų naudai.
ta pati Argentinos komanda po to pateko į ketvirtuką stipriausių Japonijoje ir šita komanda, žinoma, be Načijonį ir Žinobilio, laimėjo bronzą Pekine, atimdama Lietuvos rinktinės medalius paskutinėse mažojo finalo rungtynėse. Tačiau naujoji Lietuvos komanda dabar čia pirmauja rezultatu 56-30 ir vietoj Roberto Jevtoko, kuris prasižengia trečią kartą šios dienos rungtynėse, aikštelėje pasirodo Paulius Jankūnas. Luisas Scola meta 2 baudos metimus. Šiandien kol kas pataikė vieną iš 2. Dabar pirmas taiklus 56-31. Naują 5 metų kontraktą pasirašė Luisas Scola su Houston Rockets komanda. 47 milijonai dolerių to kontrakto vertė, jeigu įdomu, ir tai dar kartą patvirtino, jog šitas žaidėjas yra ekstra klasės ir to kalibro, su kuriuo yra sudarinėjami štai tokie ilgalaikiai ir stambus kontraktai. Linas Kleiza taip pat yra to kalibro žaidėjas, taip pat pasirašė gerą kontraktą su Toronto Raptors, bet dabar jis vilki Lietuvos rinktinės marškinėlius. Paulius Jankūnas atkovoja kamuolį. Kova dėl atšokusių kamuolių kol kas apylygė 21-16, dabar jau šiek tiek atitrūko Lietuvos rinktinė, tačiau varžovai šiek tiek geriau kovojo iki tol po krepšiais po savo netaiklių metimų, tai yra po Lietuvos rinktinės krepšio. Nepavyksta pelnyti taškų ir pražanga Mantui Kalniečiui. Pirmoji šios dienos rungtynėse. Ir jis yra įmetęs daugiau taškų negu Karlosas Delfino. Ir negu Luisas Scola, kurio iki šiol nebuvo sugebėjusi sustabdyti ne viena komanda pasaulio krepšinio čempionate. Gali būti, kad nepavyks to padaryti iki galo ir Lietuvos komandai dėl to, kad iš viso išjungti iš žaidimo ir neleisti pelnyti taškų, ko gero tokiam žaidėjui yra neįmanoma, tačiau jeigu jis ir įmes 30 taškų, bet Lietuvos rinktinė pirmaus 20 taškų skirtumu, tada jokių problemų. Martynas Pocius, dar vienas taiklus metimas, tarsi primena Martynas Pocius, jog nesiruošė Lietuvos komanda užbaigti šitos serijos ir nesiruošė dovanoti jokių lengvų atkarpų. Argentinos komandai perimtas kamuolys, Simas Jasaitis, Linas Kleiza, Martynas Pocius, 2 taškai, 61-34 ir Lietuvos komanda toliau žygiuoja pirmin šiame susitikime, sužaidus šiek tiek daugiau nei 3 minutės. Lietuvos rinktinė ne tik neleido varžovams priartėti, bet ir sumažino skirtumą. Štai dabar paliko kažkuris iš Lietuvos žaidėjo Karloso Delfino, nematė savo už nugaros jo Simas Jasaitis, 61-36. Simas Jasaitis iš toli. Nepavyksta pataikyti jam, Paulius Jankūnas šoka į viršų, tuo tarpu Fabricio Oberto ir Hernanas Jasinas tiesiog žiūri į Lietuvos rinktinės puolėją, atsistoja ir nieko nedaro. Paulius Jankūno 2 taškai. Jasinui nepavyksta atsakyti taiklių metimų iš toli. Jo 2 tritaškai iš eilės atgaivino Argentinos rinktinė mače su Brazilija, o jeigu nebūtų, galbūt būtų tekę šiandien žaisti su brazilais ir kas žino, kaip ten viskas būtų buvę. Simas Jasaitis 3 taškai ir Lietuvos komanda turi 30 taškų persvarą. Mantas Kalnietis 12 taškų, lygiai tiek pat yra įmetęs ir Martynas Pocius, 13 jau turi Simas Jasaitis, kuris pataikė 4 tritaškius iš 5. Lietuvos rinktinės žaidimas šiandien yra tiesiog neįtikėtinas ir su tokiu žaidimu Lietuvos komanda galėtų ko gero sutriuškinti ne tik tai Argentiną, bet ir žaisti su bet kuria kita komanda, nesvarbu, kuri tai būtų ekipa, ar tai būtų turkai, ar tai būtų serbai, ar tai būtų Jungtinių Amerikos valstijų komandos. Žinoma, klausimas yra toks, ar Lietuvos rinktinė gali taip žaisti visada, ar tai yra kažkoks, na, tiesiog neįtikėtinas energijos fontanas, kuris ištryško ir prieš jį nieko nebegali padaryti Argentinos rinktinė. Tačiau į tuos kitus klausimus mes atsakysime po to ir galima bus palaukti. Tačiau šiandien svarbiausia, jog Lietuvos komanda triuškina Argentinos rinktinę, kurios daugelis taip bijojo.
kurią daugelis laikė aukštesnės klasės ir kito lygio komanda, kuri Lietuvos jaunoji rinktinė tiesiog įkasti negali. Ir ko gero labai yra nustebę ir Argentinos rinktinės fanai, matydami visą tai. Na, dabar galima prisiminti ir Emanuelio Žinobilio žodžius. Jis sakė, kad nenorėdamas nuvertinti Lietuvos komandos, mano, kad Argentina ketvirtfinalyje gavo patį geriausią varžovą, kokį tik tai galėjo gauti iš visų žaidžiančių ketvirtfinalyje komandų šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ko gero, žiūrėdamas dabar į įvykius aikštelėje per televizorių, Emanuelis Žinobilis galėtų persigalvoti ir atsiimti savo žodžius, nors žodis nežvirblis, kaip sakoma, jau iki šiandien neįsidėsi pasakęs. Pataiko iš 3 taškų zonos Pablas Pirgioni. Raudonosios knygos vertas epizodas dėl to, kad Argentinos komanda pataiko pirmąjį tritaškį šiandien po 11 netaiklių metimų. Pirgioni, Mantas Kalnietis prie jo. 2 Pablo Pirgioni taškai, 5 iš eilės pelnė Argentinos rinktinės įžaidėjas, 66-41, vėl sumažėjęs tie 5 taškai, nuo 30 sumažina skirtumą iki 25. Pocius, Simas Jasaitis guli ant grindų, rungtynių arbitras stabdo laiką tik tai dabar, pastebėjęs šią situaciją ir Jonas Mačiulis pakeis Simą Jasaitį, nors įspūdis toks, kad nieko tokio Simui nenutiko. Ir jis galės žaisti ir šiandien. Ir poryt. Tikiuosi, jūs žinote tvarkaraštį, kad pralaimėjusi ketvirtfinalyje komanda rytoj žaidžia tas pirmasis rungtynes dėl 6 vietų. Taigi pralaimėjus šiandien reikėtų žaisti jau rytoj. Jeigu Lietuvos rinktinė iškovos pergalę, Linas Kleiza pelno 2 taškus. Jeigu Lietuvos rinktinė iškovos pergalę, pusfinalis bus šeštadienį, taigi viena diena bus laisva. Delfino prie 3 taškų zonos prišoka prie jo Jonas Mačiulis, tačiau pataiko. Karlosas Delfino 68-44, 3 minutės ir 45 sekundės. Iki trečio kėlinio pabaigos. Martynas Pocius nieko per tą kėlinį susigrąžinti argentiniečiams Lietuvos rinktinė neleido. Kleizai pameta kamuolį gražiai, Paulius Jankūnas ir Linas Kleiza pelno 2 taškus. Vydamasis visus rezultatyviausius Lietuvos krepšininkus. Ir dar vienas taiklus metimas. 3 tritaškius iš eilės, vieną po kito pataikė Argentinos rinktinė. Ir gerai, kad Lietuvos komanda atsako į tos taiklius metimus, nebūtinai tritaškiais, bet atsako taikliais metimais. Pražanga Karlosui Delfino. Antroji Karloso Delfino pražanga šiandien. Ir Argentinos komanda turi jau daugiau negu 4 komandinės pražangas. Tai reiškia, jog Martynas Pocius šiandien pelnęs 12 taškų. Stoja prie baudų metimo linijos. 3 dvitaškai iš 5, 2 tritaškai iš 3. Ir Martyną Pocių ko gero pakeis Renaldas Seibutis, jeigu jis pataikys antrąjį baudos metimą. Pirmasis yra taiklus. Martynas Pocius. 2 atkovoti kamuoliai, vienas rezultatyvus perdavimas. Ir jau 13 taškų. O dabar ir visi 14 Martyno Pociaus sąskaitoje. 72-47, 25 taškai. Skiria komandas ir jeigu kas nors dabar pasakytų man, kad kaip tik tokio scenarijus šiose rungtynėse ir tikėjosi, aš tuo žmogumi nepatikėčiau. Pražanga, varžovai pradės šią ataką iš naujo, tačiau po minutės pertraukėlės, kurios prašo Kęstutis Kemzūra. Brazilijos rinktinė, Amerikos čempionė, Argentinos komanda tame Amerikos čempionate sugebėjo iškovoti tik tai 3 vietą. Na, bet ir tose pirmenybėse nebuvo pačių geriausių Argentinos rinktinės lyderių. Dabargi ta paskutinioji auksinė, taip vadinama, Argentinos karta. Skolo, Bertoli, Delfino, Gutierrezas, grįžko gero ir Nočionis su Emanueliu Žinobiliu. Ko gero mėgins atsisveikinti dėl to, kad 2011 metų Pietų Amerikos čempionatas vyks Argentinoje.
Taigi tai proga bus atsisveikinti su aukščiausiu lygiu savo sirgalio akivaizdoje, kaip ir žinoma mūsų žvaigždės norės tą padaryti Lietuvoje per Europos krepšinio čempionatą. Ir maža to, tas 2011 čempionatas ne tik tai Europoje, bet ir Pietų Amerikoje taip pat yra svarbus dėl to, kad jame bus dalyjami, jame bus kovojama dėl kelialapių į Londono olimpinės žaidynės. Jonui Mačiuliui nepavyksta pataikyti. Jasinas, pristabdo jį Tomas Delininkaitis. Karlosas Delfino. Jonas Mačiulis lieka prie Karloso Delfino ir pražanga Jonui Mačiuliui. Ojojoj. Man pasirodė, kad nebuvo jokios pražangos ten. Trečioji Jono Mačiulio pražanga. Ir 2 baudos metimai, kadangi ir Lietuvos komanda prasižengia 5 kartą šiame ketvirtyje. Ne man vienam pasirodė, kad nebuvo pražangos Jonui Mačiuliui, tačiau rungtynių arbitrai ją užfiksavo. Šią mačą teisėjavo Jorge Vaskesas iš Puerto Riko, Gerino Čeribukas iš Italijos ir Scottas Butleris iš Australijos pataiko nuo baudų metimo linijos. Karlosas Delfino. Šiandien jis pelnė 14 taškų. Šiandien jis rezultatyviausias savo komandoje. Luisas Skola jau turi 13. 10 yra metęs Hernanas Jasinas. Pablas Prigijoni yra pelnęs 7 ir nepaisant visų Lietuvos krepšininkų pastangų jau turi savo sąskaitoje 6 rezultatyvius perdavimus, tačiau bendras Argentinos pelnytų taškų skaičius yra žymiai prastesnis nei Lietuvos. Linas Kleiza, 2 Lino Kleizos taškai. Linas Kleiza palaukė savo laiko, palaukė, kol komandos draugai stebino Argentinos rinktinę ir dabar jau imasi iniciatyvos ir daro tai labai sėkmingai. 13 taškų jau Lino Kleizos sąskaitoje. Luisas Skola nepasiekė kamuolys Fabricio Oberto dėl to, kad Oberto nereaguoja, o Linas Kleiza pasiima šį kamuolį ir atiduoda jį Tomui Delininkaičiui. Tomas Delininkaitis yra nesustabdomas ir nesugaudomas šios dienos rungtynėse. Nardo varžovų baudos aikštelėje ir nepripažįsta jokių autoritetų. Fabricio Oberto yra 4. pražanga šiandien. Jasinas turi 3. Ir nelabai kuo turi pakeisti šios krepšininkus Sergio Hernandesas. Tai ir buvo tas didysis Achilo kulnas Argentinos rinktinėje. Tai yra trumpas atsarginis žaidėjo suolelis, nors tai būdavo visada. Ir kai buvo Emanuelis Žinabilis ir Andresas Nocioni, argentiniečiai 5-6 sugebėdavo žaisti pačiu aukščiausiu lygmeniu ir nukeliaudavo iki pusfinalių beveik visada. Visose pirmenybėse, kuriuose rungtyniaudavo. Kitaip tariant, jiems nebūdavo problema tas trumpas atsarginis žaidėjo suolelis ir meistriškumu jie tai kompensuodavo. Tačiau dabar praradus dar porą žaidėjų ir Lietuvos rinktinei įjungus štai tokį neįtikėtiną tempą, pirmoje mačo pusėje įjungus tokią neįtikėtiną gynybą, Argentinos rinktinės žaidimas tiesiog subirėjo. Ir kam pražanga? Renaldui Seibučiui. Ne. Prasižengė Hernanas Jasinas. 4. pražanga ir jam. Jonas Mačiulis kažkuo supykino dabar Hernaną Jasiną. Atsiprašo Argentinos krepšininko Lietuvos rinktinės puolėjas. Žiūrime, kasgi ten buvo. Suvaidino, ko gero, Jonas Mačiulis šitą pražangą. Ir nepavyksta pataikyti baudos metimo. O Sergio Hernandesas susimaščiusiu veidu ir sustingusiu veidu stebi įvykius aikštelėje. Labai energingai jis vadovavo savo komandai rungtynėse su brazilais. Tai buvo rungtynės taškas į tašką. Karlosas Delfino, vienas iš jo bandymų, irgi skrieja pro šalį iš toli. Jasinas meta iš 3 taškų zonos, irgi nepataiko. Dabar jau Tomas Delininkaitis atkovoja kamuolį, Skola ten paguldė Paulių Jankūną. Lietuvos komanda nieko nelaukia. Jonas Mačiulis baudos aikštelėje, perdavimas iš Lino Kleizos, blokas, tačiau pakartotinių bandymų Jonas Mačiulis pelno 2 taškus ir dar priverčia prasižengti Luisą Skolą. 79-51. Taip, Skolos pražanga. Antroji šios dienos rungtynėse, ne Pablui Prigijoni arbitras įrašo tą pražangą.
Ir vėl greitas, nesustabdomas Lietuvos rinktinės puolimas. Perdavimas į priekį, perdavimas Linui Kleizui, prie Kleizos šoka 2, prie Jono Mačiulio nelieka nei vieno, greitus perdavimas ir po to vėluojantį pražanga. Na, žodžiu, viskas taip greitai ir taip neįtikėtinai. Na, tiesiog, kad sunku atrasti žodžius ir sunku atrasti tuos būdvardžius, kurie tiktų apibūdinti Lietuvos komandos žaidimą. 10-balėje sistemoje, ko gero, ir skaičių trūksta. 10 neužtenka. Karlosas Delfino, 2 taškai, 80-53, paskutinė trečiojo ketvirčio minutė. Priminsiu, jog po 2 kėlinių Lietuvos komanda pirmavo 20 taškų skirtumų. Artėjant į pabaigą trečiojo kėlinio laikui, Lietuvos komandos pranašumas yra 29 taškai. Po štai šio Pauliaus Jankūno metimo. 82-53, Pablas Prigijoni. Ir kas, pražanga Renaldui Seibučiui, ar... Ne, Lietuvos komandai atitenka kamuolys. Žingsniai užfiksuoti buvo Karlosui Delfino. Ir Argentinos rinktinės gretose pasirodo Paulo Quinterosas. Saragosos komandoje Ispanijoje rungtyniaujantis krepšininkas. Ieško įvairiausių galimybių, įvairiausių savo žaidėjų, kurie galėtų atgaivinti žaidimą Argentinos komandoje. Sergio Hernandesas, bet neranda. Tomas Delninkaitis iš 3 taškų zonos. Dar vienas taiklus metimas iš toli. Lietuvos rinktinė šiandien demonstruoja 3 taškių pamokas Argentinos komandai. Ji pataikė 12 metimų iš 18. Na, tiesiog neįtikėtinas pataikymo procentas. Ir čia aidinti sirena, kai dar kartą galėjo kamuolys įkristi į krepšį per visą aikštę. Na, tai jau būtų pabaiga net nesužaidus ketvirtojo kėlinio. Sužaidus 3, 85-53. Priekyje Lietuva. Renaldas Seibutis pradeda Lietuvos rinktinės ataką ir pradeda ketvirtąjį kėlinį. Lietuvos komanda pirmauja, triuškina Argentinos rinktinę rezultatu 85-53. 85 taškai, tai yra daugiau negu Lietuvos komandos vidurkis per visas rungtynes šiame pasaulio krepšinio čempionate, bet šiandien Lietuvos komanda žaidžia, na, tiesiog neįtikėtinai, tiesiog fantastiškai ir neprilygstamai. Na, dar vienas skaičius, kuris gali tai puikiai iliustruoti. Per trečiąjį rungtynių kėlinį Lietuvos komanda pelnė 35 taškus. Ir laimėjo tą kėlinį rezultatu 35-23. Prasidėjo rungtynės 28-18, antrąjį ketvirtį laimėjo 22-12, o trečiąjį 35-23. Ir dabar pražanga Pauliui Jankūnui. Argentinos rinktinė yra pritrenkta. Argentinos rinktinė yra nokautuota. Sergio Hernandesas prieš šias rungtynės sakė, jog pralaimėjo jas mes. Liksime prie suskilusios geldos, tai yra liksime be nieko. Kęstutis Kemzūra nesakė nieko, sakė, jog rinktinė, su kuria reikės žaisti Lietuvos komandai, tai yra Argentinos rinktinė, yra stiprus ir labai patyręs varžovas. Na, šitas vyrukas, Karlosas Delfino, yra žaidęs komandoje, kurią treniravo Kęstutis Kemzūra. Buvo klausimas Kęstučiui Kemzūrai apie tai, ar jaučia jis kokiu nors nuoskaudų ar sąskaitų dėl to konflikto, kuris buvo iškilęs prieš porą metų. Tačiau Lietuvos rinktinės treneris sakė, kad tikrai ne. Na, Karlosas Delfino, kalbėdamas apie Kęstutį Kemzūrą, sakė, jog pažįsta šį trenerį, gerbė jį ir laiko jį greito krepšinio specialistu. Kaip tik greito krepšinio pamokas šiandien Lietuvos rinktinė ir demonstruoja Argentinai, kuri atrodo tokiems greičiams buvo nepasiruošusi šiandien. Praranda kamuolį Jonas Mačiulis. Pražanga ir 2 baudos metimai. Jonas Mačiulis prasižengė 4. kartą šiandien. Ko gero laikas sugrįžti į aikštę Simui Jasaičiui. Jonas Mačiulis pelnė 11 taškų. Šiandien Lietuvos komandoje yra jau 5 krepšininkai, netgi 6 krepšininkai, kurių taškų skaičius yra dviženklis. Simas Jasaitis, Linas Kleiza po 13, po 14 įmetė Tomas Delninkaitis ir Martynas Pocius, 12 Mantas Kalnietis, 11 Jonas Mačiulis.
Bando spausti Argentinos krepšininkai Lietuvos rinktinę. Ir iš tikrųjų pagarba už tai, kad nenuleidžia rankų, kovoja iki galo Argentinos komanda. Gutierrez jų pražanga. Lietuvos krepšininkai pradės ataką iš naujo. Jonas Mačiulis ir šiek tiek pašlupčiodamas palieka aikštę. Na bet ką, lieka tik tai 2 rungtynės ir panašu, kad Lietuvoje šitas savaitgalis bus karštas dėl to, kad tos 2 rungtynės, kad ir kaip jos besiklostytų, bus didžiuliai mūšiai. Tai yra pasaulio krepšinio čempionato pusfinalis, kurio kaina žingsnis link sidabro. Ir net nesugebėjus jo žengti, net nepavykus to padaryti, antrose rungtynėse mažų mažiausių atvejų dar lauktų mažasis finalas ir dvikova dėl bronzos. Lietuvos komandai atitenka kamuolys. Taigi, šiandien buvo labai svarbus mūšis, bet laimėjus jį paaiškėja, kad yra ir dar svarbesnių. Ir Lietuvos komanda, jeigu neišbarstys to 31 taško pranašumo, kas atrodo, na, tikrai neįtikėtina ir žiūrint į žaidimą ir šiaip žiūrint į krepšinio logiką, pusfinalyje susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų komanda, kuri šiandieną 10 taškų skirtumų įveikė Rusijos rinktinę. Simas Jasaitis netaiklus jo metimas. Pasėdėjo ir atšalo ant suolo Simas Jasaitis, nepataikė prieš tai iš po krepšio, dabar ir iš toli jo metimas netaiklus. Lietuvos komandai kol kas nepavyksta pelnyti taškų šiame 4-ajame kėlinyje. Seibutis. Linkaitis, Linas Kleiza, jo metimas irgi netaiklus. Jasinas. Laikai pusfinalyje truputėlį keičiasi, bet apie juos papasakosiu truputėlį vėliau, nes Lietuvos komanda prašo minutės pertraukėlės. Argentinos rinktinė bando pakilti dar į paskutinį žūtbūtinį spurtą. 85-58 apversti tokie skaičiai, bet jie labai gražus ir malonus mums. Ir šiandien Lietuvos komanda, skirtingai negu daugelį susitikimų šiame pasaulio krepšinio čempionate, nebangavo nei pirmajame, nei antrajame, nei trečiajame kėlinyje. Ir toks įspūdis yra Paulius Jankūnas, koks dėjimas iš viršaus per varžovą. Mantui Kalniečiui rezultatyvus perdavimas į statistikos protokolą. Fantastika, neįtikėtina. Ir įspūdis toks, kad jeigu Lietuvos komanda nebūtų leidusi varžovams atitrūkti tose susitikimuose su prancūzais, su ispanais, su kinais, ko gero visas tas rungtynes Lietuvos krepšininkai galėjo laimėti solidesniais skirtumais ir žymiai ramiau. Ir žymiai mažiau tampydami nervus Lietuvos krepšinio aistruoliams, nors ir tuose mačiuose nebuvo tos įtampos tiek daug. Šiandien Lietuvos rinktinė galbūt dabar pirmą kartą buvo įkritusi į šiokią tokią duobę, tai yra ta duobytė tęsiasi 2 minutės. Ir dabar su to Pauliaus dėjimu iš viršaus baigėsi. Dar be to ir varžovais prasižengė. Tiesa, pražanga buvo tokia kieta, kad Tomas Delninkaitis užsiėmęs nugarą yra priverstas palikti aikštę. O Lietuvos komanda praranda kamuolį ten palei kraštą. Delfino. Ir dvigubina iš karto gynybą prieš šį Lietuvos rinktinę, pataiko iš 3 taškų zonos Leonardo Gutierrezas. Taiklus jo metimas 87-61, 26 taškai skiria komandas. Mantas Kalnietis. 3 minutės jau sužaistos 4-ajame rungtynių kėlinyje. Paulius Jankūnas iš 3 taškų zonos. Netaiklus Pauliaus Jankūno metimas. 3 taškai jau priartėjo prie tokios padoresnės, tokios normalesnės atžymos. 12 iš 21, tai yra 57 procentų pataikymas. Ir čia Karlosui Delfino laimiai nepavyksta pelnyti taškų su pražanga, kurią rungtynių arbitrai skiria Martynui Pociui. Na, reikia susikaupti dėl to, kad labai viskas buvo gražu ir norėtųsi tą gražią gaidą ir natą
žaisti šitas rungtynes iki galo. Karlosas Delfino. Grįžo jis taip pat į NBA lygą, grįžo į Milwaukee Bucks komandą, praėjusį sezoną žaidė neblogai. 10 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Šiame pasaulio krepšinio čempionate, žinoma, jo statistika yra dar geresnė. Tačiau nei jo 19 taškų, nei 13 taškų, kurios pelnė Luisas Scola, neleidžia Argentinos komandai šiandien galinėtis su Lietuvos rinktinė. Tačiau dabar Lietuvos komanda papuolė į tokių komplikacijų seriją. Ir dabar čia Mantui Kalniečiui pražanga. Ta komplikacijų serija tęsiasi ir po minutės pertraukėlės. Atrodo, buvo momentas, kada įdėjo Paulius Jankūnas iš viršaus, kai prasižengė varžovai puolime. Buvo momentas, kada galima buvo vėl sugrąžinti viską į įprastą šios rungtynių ritmą. Dabar sudėtingą metimą pataiko Karlosas Delfino, 87-65. Martynas Pocius jį spaudžia, laužia du varžovai iš karto. Lietuvos krepšininkai ramiai šį kartą įveikia tą spaudimo bangą. Ko gero galima būtų rinkti taškus greitai, galima ir palaikyti kamuolį. Antrąjį variantą pasirinko dabar Lietuvos rinktinė, nors jai galbūt tas kamuolio palaikymas ir nėra įprastas ir pats geriausias žaidimo stilius. Mantas Kalnietis, pražanga ir du baudos metimai. Nervinasi Lietuvos rinktinės treneriai. Trečioji Manto Kalniečio pražanga. Dar 6 minutės ir 6 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Štai dabar mes matome tą žaidimą, kuris yra palankus Argentinos komandai. Lėtas, daug pražangų, daug baudų metimų ir viskas taip iš karto keičiasi ne Lietuvos rinktinės naudai. Reikia išsipančioti iš tų gniaužtų. O taip ir būna pasaulio čempionate. Pirmauja Lietuvos rinktinė 20 taškų skirtumų, o neramu. Ir kas tą širdį supaisys? Pražanga. Prasižengia Luisas Sekiera ir tai yra ketvirtoji Argentinos komandinė pražanga. Taip pat geras dalykas, dėl to, kad argentiniečiai dabar stengiasi gintis ties pražangos riba. Šiaip ne taip, atsipalaidavo Mantas Kalnietis. Simas Jasaitis, Linas Kleiza. Jo metimas pusiau kabliu ir svarbu dvitaškį pataiko Linas Kleiza. Štai tokiamis aplinkybėmis, tokiamis minutėmis ir pasimato, kas yra. Kas Linas Kleiza jau ne pirmą kartą šiame pasaulio čempionate įrodinėjo, jog lyderio vaidmuo jam tinka ir jis jam tikrai yra pasiruošęs ir subrendęs. Po to gero sezono Pirėjo Olympiakos komandoje ir Eurolygoje Paulius Jankūnas, dabar iš jėgos jau nebegalėjo sustoti, nebebuvo kaip kitaip kažką padaryti Pauliui Jankūnui. Argentinos rinktinės atsakymas iš 3 taškų zonos meta ir nepataiko. Varžovai kieno kamuolys Manto Kalniečio rankose. Jis įpusėja ketvirto kėlinio laikas. Simas Jasaitis. Mantas Kalnietis. Prieš Karlosą Delfino. Jis bando parodyti, kad Mantas pakėlė atraminę koją, bet taip nebuvo. Teisėjas buvo šalia. Manto Kalniečio metimas iš 3 taškų zonos. Nepataiko Mantas Kalnietis. Varžovai su kamuoliu. Gutieresas iki galo ir pražanga puolime. Šaunuolis Martynas Pocius. O Paulių Jankūną gerokai padirbėjusi ir šiandien puikiai rungtyniavusi Paulių Jankūną keičia Robertas Jevtokas. Atsisėdo ilgam jis su tomis 4 asmeninėmis pražangomis, tačiau Pauliaus Jankūno darbas šiandieną ne tik tie 10 taškų, kurios pelnė, ne tik tai 4 rezultatyvūs perdavimai, kuriuos atliko, ne tik 6 kamuoliai, kuriuos jis atkovojo, bet darbas prieš Luisą Scolą gynyboje buvo tiesiog vertas paties aukščiausio įvertinimo ir paties aukščiausio balo. 89-67, 4 minutės ir 33 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Mantas Kalnietis.
Robertui Javtokui baudos aikštelė. Robertas Javtokas griūdamas išsivaduoja iš varžovų gniaužtų. Lino Kleizos metimas netaiklus. Ir Lietuvos rinktinė šiame kėlinyje kol kas pelnė tik tai 4 taškus. Varžovai pelnė 14. Dabar jau ir 16. Manta Kalnietį. Vėl dengia 2 varžovai. Ilgas perdavimas į priekį. Linas Kleiza. Suspėja sugrįžti šį kartą Argentinos krepšininkai į gynybą. Pražanga prieš Liną Kleizą. Prasižengė kitas Gutierrezas, tai yra Juanas. Linas Kleiza metas 2 baudos metimus. Na ką. Po šių rungtynių vėl galėsim sakyti, jog Lietuvos komanda vėl nesužaidė taip, kaip galėjo visų 100%. Sužaidė 75, 3 kėlinius. Lietuvos rinktinės žaidimas buvo tiesiog nepriekaištingas, idealus. Ketvirtajame kėlinyje nebe viskas taip idealiai. Linas Kleiza kepšteli per galvą Jonui Mačiuliui, kuris grįžta į aikštę. Linui Kleizai, ko gero, Kęstutis Kemzūra suteiks polisio minučių, gal net iki pat rungtynių pabaigos. Na ir čia dar vienas rodiklis, kuris taip pat buvo svarbus. Ir tai buvo faktorius, apie kurį daug buvo kalbama prieš šias rungtynės, dėliojant visas taktinės gudrybės. Lietuvos rinktinės atsarginių žaidėjų Solelio indėlis. Ir ne tik gynyboje, bet ir puolime pagal pelnomus taškus buvo žymiai didesnis nei Argentinos komandoje. Ir Luisas Skola per 33 minutės, tai yra per įprastą savo vidurkį šiame pasaulio krepšinio čempionate, surinko neįprastai mažai, tai yra tik tai 13 taškų ir pataikė tik 5 metimus iš 16 iš žaidimo. Tai yra Lietuvos komandos gynybos nuopelnas. Karlosas Delfino savo vidurkį surinko 21 taškas. Rananas Jansinas surinko savo vidurkį, Pablas Prigionis surinko savo vidurkį, tačiau visa Argentinos komanda toli nuo jo ir praleido jį jau net 91 tašką į savo krepšį. Galėtų Lietuvos komanda priminti, kaip moka pulti ir pasiekti ir triženklę ribą, tai yra pelnyti 100 taškų, nors aišku ne tai svarbiausia. Simas Jasaitis, Jonas Mačiulis, Tomas Delninkaitis grįžo į aikštę. Ko gero viskas gerai ir jam, nieko ypatingo ten po to susidūrimo su varžovu nebus. Ir dar kartą priminsiu, Lietuvos komanda laimėjusi šiandien turės laisvą dieną ir pusfinaliai vyks šeštadienį. Žinoma, šeimininkai, turkai prieš serbus žais paskutinį, pusfinalių laikas yra kitoks nei ketvirtfinalių, 21:30 minučių žais turkai su Serbijos rinktinė. Tuo tarpu Lietuvos komanda su Jungtinių Amerikos valstijų ekipa žais 19 val. Vakaro Lietuvos laiku. Tai pusfinalių laikas. Ir šiandien Lietuvos rinktinė. Nu, vakar ketvirtfinalį, kai turkai sutriuškino Slovenijos komandą, atrodė tarsi, kad tos komandos, kurios triuškina savo varžoves ketvirtfinalėje, yra kitos kategorijos ekipos. Įspūdingai žaidė ir turkai, įspūdingai žaidė ir prieš tai aštuntfinalėje Brazilijos komanda ir ta pati Argentinos komanda. Įspūdingai rungtyniavo serbai. Atrodė, kad tai tarsi vienu lygmeniu aukščiau. Ir šiandien paaiškėjo, kad Lietuvos komanda tuo vienu lygmeniu aukščiau gali žaisti taip pat. Ir būtų labai įdomu pamatyti rungtynes, kuriuose galima būtų kokiu nors kompiuteriniu būdu, pavyzdžiui, paleisti Lietuvą, kuri žaidžia taip kaip šiandien, ir Turkiją, kuri žaidžia taip kaip žaidė prieš Slovenijos komandą. Koks būtų rezultatas? Na, faktas yra toks, kad su tokiu žaidimu, kokį pademonstravo Lietuvos rinktinė, ji gali žaisti tikrai prieš bet ką pasaulyje ir nuo tokio žaidimo, tiesą sakant, senai nėra tekę matyti. Lietuvos komandos pasirodymuose tiek pasaulio krepšinio pirmenybėse, tiek ir Europos čempionatuose. Ir šita pergalė reiškia, jog Lietuvos komanda pirmą kartą mūsų mažos šalies istorijoje patenka tarp 4 stipriausių komandų pasaulio krepšinio čempionate. Anksčiau geriausiu atveju tai buvo 7 vieta, 2 bandymai ir 2 kartus 7 vieta.
Lietuvos komanda su tikslu iškovoti 6. vietą atvyko ir į Turkiją, tačiau dabar ta 6. vieta lieka jau už nugaros ir Lietuvos krepšininkų rankose yra jau mažų mažiausiai 4. vieta. O toliau jau pagyvensim ir pamatysim. 92, 75, 2 minutės ir 55 sekundės iki rungtynių pabaigos. Ko gero reikėtų pradėti sakyti taip. Simas Jasaitis pataiko baudos metimą 93-75. Ir 94-75. Simas Jasaitis geriausias rungtynės ir jam 15 taškų jau. Ir Jonui Mačiuliui pražanga. Jonas Mačiulis nenustoja kovoti su varžovais ir dabar. Ne. Taip, Jonas Mačiulis prasižengia ir prasižengia paskutinį 5. kartą šiandien. Linas Kleiza grįžta į aikštę. Nežaidė šiandien 3 Lietuvos rinktinės krepšininkai. Nežaidė Martynas Gecevičius, Tadas Klimavičius ir Martynas Andriškevičius. Devyniese. Laikė tą beprotišką tempą Lietuvos rinktinė šiame susitikime. Ir šito scenarijaus autorius jūsų ekranuose. Jis padėjo pamatus šitam architektūriniam šedevrui, kurį mes šį vakarą pasaulio krepšinio čempionato ketvirtfinalyje pamatėme. Karlosas Delfino pataiko baudos metimus, spaudžia Tomą Delininkaitį, Delininkaitis praneria. Ir jau dabar, perėjus į varžovo aikštės pusę, galima vėl niekur neskubėti. Martynas Pocius. Jo reidas į baudos aikštelę ir dar 2 Martyno Pociaus taškai. Kokią nori ranką persimetinė kamuolį Martynas Pocius būdamas ore. Jau 16 taškų Martyno Pociaus sąskaitoje, jis vienas iš šio čempionato atradimų, neabejotinai taip. Jis yra Lietuvos rinktinės debiutantas, nors ko gero daugelis visą tai jau pamiršo. Na, apskritai, žvalgytis atgal jau nebėra ko, kas buvo kalbama, kas buvo galvojama prieš šį pasaulio krepšinio čempionatą. Jau dabar tikrai nebeturi jokios nei reikšmės, nei prasmės. Pocius. Jo metimas iš toli, nu, toks per varžovo rankas. Lietuvos komanda turi nepilnas 2 minutės pasiekti 100 taškų. Jeigu tai yra kokia nors užduotis ir jeigu tai yra Lietuvos krepšininkų mintise. 96-79. Linas Kleiza. Simas Jasaitis neskuba, būdamas laisvas nebemeta iš toli. Lietuvos krepšinio aistruoliai, Argentinos krepšinio aistruoliams tylint skanduoja mes laimėjom. Ir šita frazė jau kartojasi 7 rungtynes iš eilės. 7 rungtynės, 7 pergalės pasaulio krepšinio čempionate. Visos 5 grupėje pergalė aštuntfinalyje ir dabar pergalė pusfinalyje. Dabar jau pirmaujant tokiu skirtumu bet nelieka nieko kito, tik tai jie patikėti. Na, o suvokti tam, kas buvo pasiekta šiandien ir kaip tai padarė Lietuvos komanda, galbūt reikės ir šiek tiek laiko. Krepšinio ekspertams ir sporto žurnalistams teks palaužyti galvą, kaip čia skambiau ir gražiau ir tiksliau viską išanalizuoti, nes tai, kas buvo čia, buvo tiesiog neįtikėtina. 98, 81. Likus žaisti minutę ir 16 sekundžių. Lietuva pasaulio krepšinio elite po fiasko Lenkijoje Lietuvos rinktinė sugrįžta į didįjį ketvirtą pasaulio krepšinio arenoje ir jame kovos dėl medalių. Ir tai bus šį savaitgalį. Na, ketvirtadienis šiandien, rytoj dar reikia į darbą, bet rytoj Lietuvos komanda nežaidžia. Argentinos komanda žais rytoj dėl to, kad jai teks kovoti dėl 5-6 vietų šiame pasaulio krepšinio čempionate. Lietuvos komanda žais su amerikiečiais šeštadienį, o Simo Jasaičio metimas nuo baudų metimo linijos nusipelno išskirtinių ovacijų dėl to, kad tai yra 100-asis rinktinės taškas. 181. Karlosas Delfino iki galo. 183. Renaldas Seibutis. Jau
apskritai nebėra jokios priežasties skubėti Lietuvos komandai. Mantas Kalnietis. Puikus jo žaidimas šiame pasaulio krepšinio čempionate. Šiose rungtynėse taip pat Simas Jasaitis krauna kamuolį iš viršaus ir tai jau yra tiesiog paskutinis taškas pademonstruojantis, jog mes šiandien buvome piktesni, mes buvome šiandien alkanesni, mes buvome šiandien geresni ir mes šiandien esame stipresni. Na, taip, Lietuvos komanda krepšinyje šiame pasaulio čempionate parguldė pasaulio čempionus. Taip, Argentinos futbolo komanda parklubdė pasaulio futbolo čempionus ir sutriuškino juos netgi 4-1. Tačiau mes galime palinkėti Argentinos futbolo rinktiniai laimėti pasaulio krepšinio čempionatą. Po 4 metų Brazilijoje, o čia Turkijoje mums šita pergalė labiau reikalinga dėl to, kad mes esame krepšinio šalis. Mes nežaidžiame pasaulio futbolo čempionate, bent jau nežaidėme kol kas. Tuo tarpu krepšinio pasaulio čempionate mes pirmą kartą Lietuvos istorijoje trečiuoju bandymu kopiame į ketvertuką stipriausių. Ir tai jau yra išsvajotas taškas ir tai belieka tikėtis, jog yra dar ne pabaiga, bet kad ir kokia ta pabaiga bebūtų, šita Lietuvos rinktinė demonstruoja tai, ko mes, ko gero, galėjome tikėtis tik tai pačiose gražiausiose savo sapnuose ir svajonėse. Merginos ir moteris, kurios atvyko palaikyti krepšininkų žaidžiančių čia, nieko nepakeitė. Šita rinktinė ir toliau žaidžia puikiai ir tai, kas buvo rungtynėse su kinais, buvo, ko gero, tik tai nedidelis apsnūdimas po tos ilgos pertraukos. Po vienos dienos pertraukos Lietuvos komanda sužaidė, ko gero, geriausias, na kas žinot, galbūt geriausias, galbūt ir ne rungtynės, tačiau tai yra pati svarbiausia pergalė šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ji reiškia, jog Lietuvos komanda tarp 4 stipriausių ir ji yra tokia, kad, na, tiesiog nėra žodžių, kaip tą pergalę reikėtų įvardinti. Karštas interviu su vienu iš mūsų krepšininkų, kaip ir visada, jūsų dėmesiui netrukus, ir tos karštos transliacijos iš Stambulo nesibaigia dėl to, kad pačios karščiausios transliacijos, pačios svarbiausios rungtynės pasirodo dar. Mūsų laukia šeštadienį Lietuva prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Žaisdami taip kaip šiandien 3 kėlinius prieš Argentiną, mes galime žaisti ir prieš Ameriką. Kodėlgi ne? Atsisveikinu iki šeštadienio su jumis ir linkiu gero savaitgalio ten jums visiems Lietuvoje. Jeigu galite, prisijunkite čia prie mūsų Stambule.